šitą istoriją prasideda. Žmogus ateivis atsigula, toj jį paims, jau paims. Jau nebegyvas. Oi, kaip blogai. Skambinams ir mes. Labai blogai. Čia buvo marsiečių suleisti vaistai. Ar ne? Visi artėja prie šito žmogaus. Pirmoji ateivė auka. Čia ateivis transformacija į žmonės. Ir ten jie išeina kaip sveiki ir normalūs žmonės. Ir paklausykite, koks jo garsas. Ateivis virsta į žmogų. Jau pavirto. Jau 4 pavirto žmonės. Dabar mes rausime ateivių morkas, kurios užauga tokio aukščio. Jas sunku išrauti, bet mano jėgos taip pakinės. Mes jau pradedame naikinti ateivius. Dabar mes einame į slapčiausią ateivių būstinę trobelę. Mes negalime palikti ateivių vienų, nes jie labai stiprus ir be mano galių nenugalėsim jų. Tai jie tikriausiai sukaupė savo jėgas ir ruošėsi paskutiniam smūgiui. Viskas baigiau. Bože, this bookman is regular not available. Kodėl man neleidžia sustabdyti? Kaip? Pakel kamerą, kad per žolės nestysim. Va, čia yra ateivių maistas, kurį jie valgo didelėm porcijom, kartais net 1000 sliekų per minutę.
Va. Vesk čia. Visi taip daro. Mes dabar einam ieškoti ateivių. Gal jie kažkur slepiasi, bet praeitą kartą matėme, kaip prabėgo milžinas Sliekas, kuris gali net praryti vienu mauku 6 žmonės. Mūsų kariaunas nužudytas ateivis. Bet iš tikrųjų čia. Ateivis. Štai čia yra ateivių, čia ateiviam atkeliauja paštas iš Marso į Žemę. Taip ateiviai gauna žinią nuo savo žmonijos. Čia atneša aš kasdien ateiviam laiškas į savo, iš Marso. Va čia jie gauna savo maltietišką laikraštį apie savo žinias. Mes naikiname ateivių paliktus daiktus. Ateiviai atvyksta į mūsų žemę užgrobti planetos. Kažkas ten yra. Keliaujame toliau. Štai matome, kaip tik ką nukrito ant žemės ateivių laivas. Štai matome, kaip ateivis poilsiauja. Regis jis numirė. Taip, jis nebegyvas. Štai matome mūsų ateivis kelias. Jis juda. Atakuoja mus. Štai matome ateivių tarzankę. Jie atskrenda čia savo lėkštėmis, užlipa ir nusileidžia į vandens požemių karalystės. Jie ten gyvena. Štai matome, kaip ateiviai kurkuliuoja. Čia mano ratai ir ką jis man padarysi. Čia blogosios giltinės ratai. Jis važiuoja per upę. Tuoj suradys. Bet viena problema, aš variau į upę. Kaip matote, aš pradėjau skęsti, tai geriau iš iššoko. Tik staiga pasirodo geroji giltinė. Linksmosios ateivių šeiminėlės
linksminimasi laisvalaikiu? Aš gražių. Štai čia susirinko netgi ir piktoji, ir geroji linksmoji giltinė. Mama atėjo. Gerai. 1, 2, 3. Taigi, Tu palikai manęs ką tik gimusi vaiku, tai tada turėsi mokėti man elementus. Nemokėsiu. Mokėsi? Nemokėsiu. Mokėsi. Nemokėsiu. Tai dabar tu dar ir geri. Aš geriu. Taip, tu geri. Ar aš galėčiau? Taip. Tai dabar turi pasirinkti, ar gyventi su manimi ir šituo. Va. Koks jo vardas? Raimondėlis. Arba mokėti elementus. Ai, tai gal žinai, aš kadangi įkeliantis, tai gyvensiu su tavim. O kaip miela. taigi, čia dabar slaptai stebime ateivių šeimynos gyvenimą. Čia buvo didžiulis barnis, bet kaip matome, viskas pasibaigė gerai. Štai čia matome supykusią giltinę, kuri nori pavogti vaiką. Po 12 metų ateivių tėtis mirė dėl neaiškios tragiškos priežasties. Dėja, po 12 metų tėvas mirė. Visi verkė. O po 8 metų nuo Raimondos gimimo paaiškėjo, kad ji mergaitė, nors visi įtarinėjo, kad ji berniukas. Tai, matote, tai marsiečių vaikas prasmėga į putasi. Tai yra marsiečių vaikas putasi. Po daugel metų dabar galime pamatyti, kaip atrodo marsiečių provaikaičiai. Kur mano laikraštis? Niekaip negaliu gauti. 2 valandas Marso žemę kankino nesibaigiantis drebėjimas. Griuvo namai, dingo elektra, šildymas, kitos komunalinės paslaugos ir žuvo daugybė marsiečių. Mes tikimės, kad Marsas atsigaus ir susitvarkys, nors po poros dienų. Mes dirbome juodai, kol išraudo mums žandai.